Vienam kerdžiui tai nebūtų ir paslaptis. Būk tai kažkas net ir buvo kažkada tai nulipę, gan platus buvęs, net ir vežimaitis stovėdavo. Ir net su arkliais galėdavo jo važiuoti. Arklius kinkydavo arba į vieną pusę, arba į kitą pusę, nes apsukt neidavo. Dar paslaptis tokia ir kai vienas vaikštai po pilį, tai pietvakarinių bokšto rūsys, vadinamas kalėjimas. Tai ten močiutė sakydavo, laikydavo tigrus ir už didelius nusižengimus nuleisdavo apačion ir būdavo jau paskirtas prasižengėlis mirties bausmei. Parke prie 5 tvenkinio yra 5 liepos. Tai dar iš tų senesnių laikų tokia legenda, kad 5 broliai įėjo iš pono šeimininkų lauką, kuriame augo žirniai, jų prisiskynė. Greičiausiai labai norėjo paragauti ir už tai buvo nuplakti.